Anželika, toks klausimas, kaipgi parduoti tą žemės ūkio paskirties sklypą? Aš manau, kad gal aš tiesiog išdėliosiu tokį kaip veiksmų planą, ką reikia daryti. Tai pirmas dalykas, kai jūs randate pirkėją, visada tokia taisyklė, pasirašom preliminarią sutartį. Čia kas be ko, nesvarbu, kokios paskirties yra ta žemė ir visa kita. Pasirašom tą preliminarią sutartį. Tada kitas žingsnis yra toks, kad jūs, nežinau, ar patys padedat, pavyzdžiui, jeigu tai yra brokeriai, jeigu pats žmogus rašosi tą prašymą, kad nori parduoti, jeigu tai yra pardavėjas, pirkėjas turi parašyti prašymą, kad jis nori pirkti tą žemės sklypą. Ten yra tokia kaip standartinė forma, tiesą pasakius, jeigu neturit, tai galit brūkštelti mums, mes pasidalinsim tom formom visiškai nemokamai, jums tai nieko nekainuos. Tai ta forma yra pakankamai standartinė, sakyčiau. Tiesiog parašote, kad aš, tarkim, toks ir toks, noriu parduoti savo žemės sklypą, tarkim, tokį ir tokį dalį, nes kartais priklauso tam tikra dalis ir tu ne visą sklypą parduodi. Atitinkamai pirkėjai yra, kad nori pirkti, lygiai viskas tas pats. Tada yra prieš siunčiant prašymą yra labai svarbus momentas. Reikia sumokėti rinkliavą valstybei į valstybinę mokesčių inspekciją. Tai irgi yra VMI puslapyje visi rekvizitai, kur ką reikia mokėti. Dėl kainos dabar tiksliai nepasakysiu, nes pirkėjams ir pardavėjams skiriasi tos kainos. Tai irgi galite viską rasti. Pirkėjams žinau, kad apie 11 eurų, o pardavėjam truputį daugiau. Jo, ten yra daugiau. Žinok, paskutinį tokį turėjom, dabar kaip tik rašysiu prašymą, bet tiesą pasakius, nežinau, kokia dabar kaina, nes... Aš pardavėjų irgi pildžiau, irgi mokėjom, bet dabar irgi nenoriu suklaidinti, o pirkėjam neseniai pildėm, tai žinau, kad 11 eurų jo. Prašau, labai nebrangiai. Tai va, tada, kai užpildom, viskas yra siunčiama nacionaliniai žemės tarnybai. Galima, pavyzdžiui, arba registruotų laiškų, galima elektroniniu paštu išsiųsti taip, kaip jums yra patogu, tiesą pasakius. Ir viskas, ir tada laukiam. Pirkėjui kartais ateina tą pažymą ir per 1 ir per 2 dienas. Aš manau, kad tai priklauso nuo galbūt užimtumo NŽT. Kas liečia pardavėjus, tai čia, žinok, labai skirtingai būna. Šiaip tas terminas, jeigu aš neklystu, 20 darbo dienų. Apie mėnesį dažniausiai plius minus mėnuo, bet turėjau tokiu atveju, kai viskas būdavo greičiau. Pavyzdžiui, 3 savaičių net nepraeina, o mes jau gaunam tą pažymą. Tai labai džiaugiuosi, kai būna tokie greiti atvejai. Tai iš esmės užtrunka iki mėnesio. Kartais, jeigu būna labai didelė apkrova, tada gali šiek tiek užtrukti. Tada mano patarimas yra toks, kažkur praeina 3 savaitės ir jau pradėkit skambinėti NŽT ir trukdyti. Jo, mes irgi taip darom, aš visada sakau klientam, priminkit apie save, pasiskambinkit, pasakykit, kad užpildė, jie tada pažiūrės, ten sirgo kažką, ir jie truputį pasako tada gerai, ten per 2 dienas, ar ten šiandien, ar kažkada, tikrai pagreitina, jo siūlau irgi skambinti. Visiškai teisingai. Ir dar labai svarbus niuansas, aš, pavyzdžiui, jau turėjau tokią patirtį, kad vienas iki laiškas iš NŽT tiesiog nuėjo į spamo, aš gaunu kasdien spamo tiesiog N ir aš nepamačiau. Ir pasirodo, mes jau 2 savaitės plius minus turėjom gal 1,5 savaitės tą pažymą. Ir aš tokia galvoju, kažkaip nefaina prieš ir pardavėją, ir pirkėją, visą kitą. Nes aš pasiskambinau, klausiu, kur tą pažymą. Ir sako, patikrinkit spamą, galbūt tenais nuėjo, iš tikrųjų tenais nuėjo. Bet viskas tvarkoja, mes greitai vykdėm pardavimą, viskas gerai, ilgut. Tai va, tada, kai gaunat pažymą, jūs kaip pardavėjas arba, pavyzdžiui, kaip pirkėjas, tada jau galima drąsiai keliauti iki sandorio. Bet atsiminkit tokį dalyką. Kartais būna taip, kad atsiranda kažkoks, nežinau, ūkininkas, kuris irgi nori pirkti tą žemės sklypą, būna ir tokiu atveju. Tai ką daryti tokiu atveju? Jeigu tas žmogus, žinot, kartais būna taip, mato, paspaudžia, kad bandysiu, ta prasme, dalyvauti ten tame kaip aukcionė, visą kitą, laimėsiu, gal kažką tai ir pirksiu. Tada jie atvažiuoja į vietą ir sako, oi, ne, man tikrai šito dalyko nereikia, man reikia šitos žemės. Tada tokiu atveju reikia važiuoti kartu su juo, arba jisai pats važiuoja, nes tu nežinai, iš kokio jisai regiono. Jisai turi parašyti notarinį atsisakymą. Jisai notariškai atsisako ir tada tavo pirkėjas toliau gali pirkti tą, arba jeigu tu esi pats pirkėjas, galima toliau pirkti tą žemės sklypą. Kartais būna, kad neatsisako. Tada teks parduoti šitam būtent ūkininkui, pavadinsim jį taip. Tai būna tokiu atveju. Ir viskas. Ir kai nueinat į sandorį, ten jau viskas yra standartiškai. Jeigu iš karto duoda pinigus, tai viskas gerai. Jeigu už tam tikro laiko pakvitavimas,
nuosavybė jums vis tiek pereina iš karto po sandorio per ten, man atrodo, nuo 1 iki 5 darbo dienų. Taip, Ir viskas. Tai labai yra paprastas tas procesas, nėra nieko sudėtingo. Tikrai, jeigu kas gali drąsiai Silvijai arba man rašyti, mes duosim tas formas. Jo, ir tas formas galėsim duoti ir patarti, kaip geriau padaryti, kad pasiektumėte rezultatą. Taip, tai sekite mus, Turtas 365.